Mieli broliai ir seserys, šiandien mūsų Viešpats toliau kalba mums apie laikų pabaigą. Jis įspėja mus atpažinti ženklus, kaip atpažįstame, kai figmedis pradeda leisti pumpurus, rodydamas, kad artėja vasara. Lygiai taip pat turime suprasti, kad Dievo karalystė yra arti. Ir tada Jėzus duoda mums giliai paguodžiantį žodį. Dangus ir žemė praeis, bet mano žodžiai nepraeis. Štai didžioji paslaptis. Viskas šiame pasaulyje praeina, bet tiesa nepraeina. Kai apsidairome, viskas, ką matome savo prigimtimi, yra laikina. Pirmasis mūsų pažinimas ateina per pojūčius, ką matome, girdime, liečiame, ragaujame, užuodžiame. Tačiau visa tai laikina. Ar kada susimąstai, kad viskas, ką mato tavo akys, vieną dieną išnyks? Viskas, ką girdi tavo ausys, praeina. Viskas, ką liečia tavo rankos, praeina. Viskas, ką suvokiame pojūčiais, yra materialiai nepastoviai laikina. Ir tai dar ne viskas, pojūčių pažinimas yra paviršutiniškas. Daugeliu atveju gyvūnai suvokia daugiau nei mes, šuns uoslės aštrumas, erelio skvarbus regėjimas, daugelio gyvūnų jautri klausa. Bet Dievas mums davė kažką, kas begaliniai pranoksta pojūčius, intelektą. Ir apšviesti proto ir tikėjimo galime pasiekti tai, ko akis nemato, amžinasias tiesas, Dievo nustatytus principus, kurie niekada nesikeičia. Gyvūnai to nepasiekia, nes neturi racionalios sielos. Tie, kurie negavo tikėjimo šviesos, taip pat to nemato. Bet mes, apšviesti Kristaus, galime kontempliuoti tiesą, kuri išlieka. Dangus ir žemė praeis, bet tiesa nepraeis. Ir tai veda mus prie kažko labai konkretaus tavo gyvenimui – maldos. Prisiminkime Mortos ir Marijos epizodą. Jėzus sako Mortai, tu rūpiniesi ir nerimauji dėl daugelio dalykų, bet reikia tik vieno. Marija pasirinko geresnę dalį, tą, kuri iš jos nebus atimta. Viskas, kas materialu, viskas, kas mus taip neramina, namai, automobilis, drabužiai, kūnas, išvaizda, vieną dieną bus atimta. Tačiau santykiai su Kristumi, amžinuoju žodžiu, kurį girdime, to niekas negali atimti. Vienintelis dalykas, kuris išlieka, yra viešpaties amžinoji tiesa. Todėl, broliai ir seserys, grįžkime savo širdimis į maldą, į kontempliaciją, tai, kas nepraeina. Juk Jėzus mus užtikrina. Mano žodžiai nepraeis. Tebūna Dievo palaima su tavimi.